Labas vakaras. Šiandien noriu pakalbėti su jumis apie vidinės sveikatos veidrodį. Nes oda tai tikrai nėra vien tik tai grožio elementas. Tai yra ir labai svarbus organas, beje ir pats didžiausias. Ir oda atspindi visą mūsų organizmo vidinę būseną. O veido oda, jinai ypač jautriai reaguoja į hormonų balansą, į virškinimo sistemos veiklą, į stresą, į mitybą ir aišku, į miego kokybę taip pat labai reaguoja. Ir šiandien aptarsime, kokiegi pagrindiniai veiksniai lemia odos būklę ir bendrą savijautą, kaip kasdieniai mūsų įpročiai, kuriuos mes turime, kaip jie veikia mūsų odos sveikatą. Na ir kokių prevencinių veiksmų reikia imtis, norint išlaikyti ir sveiką, ir spindinčią odą. Ir plačiau pasižiūrėsime į odos priežiūrą. Aišku, aš negaliu nepriminti visų šitų ritualų. Ir taip pat dėmesį kreipsime šiek tiek ir į tradicinės kinų medicinos principus, pagal tai, kaip tai atrodytų. Galbūt tie, kurie žiūrės šį vakarą įrašą, ne visi apie mane žino, kas aš tokia ir kodėl aš kalbu labai dažnai apie odos būklę. Pati aš nesu kosmetologė, esu visažistė, bet didžiąją savo dalį gyvenimo esu praleidusi su kosmetologomis, nes esu kosmetikos kompanijoje dirbusi daug metų ir aišku labai daug susitikimų su kosmetologėm, su grožio specialistėm ir dėl to tos informacijos tikrai turiu labai daug. Bet apie 10 metų gilinuosi ir apskritai į sveikos gyvensenos principus, į rytų sveikatos filosofiją, kaip visą tai suderinti ir kaip kasdieniniuose ritualuose, kasdieniniuose įpročiuose turėti tokius veiksnius, kurie gerina ir mūsų gerą savijautą, ir mūsų gražią odą, kad mes ne tik gerai jaustumėmės, bet ir gerai atrodytume. Ir visa tai, kuo aš dalinuosi, tai yra ne tik teorija, nors tos teorijos tikrai esu labai daug ir išklausiusi ir prisižiūrėjusi įvairių webinarų, įrašų, bet aš pirmiausia tai taikau savo praktikoje ir tikrai labai daug įpročių ir keičiu, ir vėl naujus įvedu ir dėl to apie tai jau kaip lektorė dalinuosi, taigi tą darau ir šį vakarą. Tai manau, sutiksite su manim, kad odos sveikata yra ne tik labai svarbi, bet jinai ir įtakoja ir tokį, sakyčiau, kaip ir pasitikėjimą savimi ir turi įtakos visai mūsų psichiniai sveikatai. Ir tiesiog yra svarbi. Nes jeigu kažkur ant savo veido odos pamatome kokį spuogelį, kokią dėmelę ar kažkas tokio, kas mums nepatinka žiūrint į veidrodį, mes jau tuoj pat susirūpiname, kas tai galėtų būti, iš kur tai, ką tai galėtų reikšti. Na ir žodžiu, galbūt tos, kurios tikrai labai rūpinamės, tai ieškome ir priežasčių ir ieškome, ką čia galėtume su tuo padaryti. Tai pagal odą tikrai galima spręsti ir apie mūsų mitybos įpročius, apie išgyvenimus, apie įvairius stresus, žodžiu, įvairias problemas. Ir tai, tiesiog yra tikras mūsų gyvenimo būdo veidrodis. Aišku, ir ne tik. Tai truputėlį noriu ir pakonkretinti. Spuogai ir įvairūs bėrimai atsirandantis įvairiose mūsų veido vietose, tai dažnai yra siejami ne tik su įprasta odos priežiūra, bet ir su hormonų svyravimu, su žarnyno veikla ar taip pat su gana dideliu cukraus kiekiu vartojimu, saldumynų vartojimu maiste, nes turbūt ne vienas esat, kas vaikus
auginot ir kas turit anūkų, tai dabar jaunimas tikrai saldumynų neatsisako, tai tų pabėrimų ant jų veidelių tikrai galim pastebėti ir tai, yra akivaizdu. Na, o pavyzdžiui, išbėrimai smakro ir žandikaulių srityje, tie spogeliai, kurie ten atsiranda, tai jie taip pat dar yra siejami ir su hormoniniais pokyčiais. Paraudimas kažkurioj tai vietoj ant veido gali rodyti tiesiog jautrumą, gali rodyti alerginės kažkokias tai reakcijas arba net kraujagyslių problemas. Nuolatinės veido raudonis kartais yra siejamas su rožinė. Tokia liga yra odos. Arba net gyvenimo būdo kažkokiais veiksniais, tokiais kaip, pavyzdžiui, stresas arba alkoholio vartojimas. Na, o sausa, pleiskanojanti oda dažnai signalizuoja apie dehidrataciją, kas nesunku suprasti. Nors, aišku, sausumas gali ne tik dėl to dar atsirasti, tai taip pat gali reikšti ir vitaminų, ypač A ir E trūkumą. Ir dar sutrikusi odos apsauginė funkcija, jeigu mes visiškai neskiriame dėmesio, neskiriame savo veido priežiūroje, veido apsaugos priemonėm, tai irgi galime sulaukti tokio rezultato. Tamsūs ratilai po akimis gali būti ne tik iš nuovargio. Aišku, nuovargis tai irgi įtakos tikrai turi, bet taip pat ir geležies trūkumas. Ir, žinoma, dar prastas miegas, nes turbūt ne viena esam pastebėjusi, kai tik tai turime mažai miego arba kelioniai kažkokioje esam, tai tikrai, mūsų tas veidas iškart ir pasako, kad mums trūksta poilsio. Na, o odos papilkėjimas, toks prarastas odos švytėjimas, tai dažnai yra siejamas su prasta kraujotaka, dar su rūkymu. Nes jeigu savo aplinkoje turite moterų, kurios rūko, intensyviai rūko, ne ten retkarčiais vieną kitą cigaretę, bet yra tiesiog rūkančios moterys, tai tikrai jų veido oda iš karto labai skiriasi. Jeigu jos yra šalia kitų moterų, tai gali pastebėti, kad kažkas yra negerai su jų oda. Tai vienas iš tokių, aišku, požymių yra rūkymas. Taip pat, žinoma, stresas, kuris turbūt yra vienas iš tokių įtakojančių veiksnių daugeliu atveju. Na ir virškinimo sutrikimas taip pat gali rodyti odos tokį pilkumą, negyvumą, švytėjimo nebuvimą, tokio spindesio nebuvimą. Žinoma, tai nėra tik tai diagnozė, tai tiesiog yra odos kalba, kabutėse, ir į visą tai reikia atkreipti dėmesį, galbūt tai yra signalas, kad mes turėtume daryti kažkokį kitokį dar tyrimą, diagnostiką, kreiptis į kažkokį kitą specialistą, ieškoti tiesiog kažkokios dar problemos sprendimo, galimos problemos sprendimo, o gal tai yra tikrai tik tai laikinas dalykas. Tai nors visi šie išvardinti požymiai yra tik užuominos, bet visą tai vertėtų vertinti, kaip ir sakiau, kartu su kitais simptomais ir daryti kažkokias iš to išvadas. O kokia galėtų būti prevencija visam tam? Tai mityba visur yra labai svarbi ir aišku, kad subalansavus mitybą, atkreipus dėmesį į ką mes valgome, to paties cukraus kiek suvartojame, tai visa tai yra labai svarbu. Išgerti pakankamą kiekį vandens. Aš suprantu, kad daugelis pasakysit, aš išgeriu vandenį, išgeriu ryte vandenį, paskui dar kažkada prisiminus išgeriu ar ne.
Bet galbūt tai nėra pastovus gerimas vandens, gurkšnoti, tiesiog karts nuo karto turėti tą stiklinę po ranka ir galbūt pasiskaičiuoti pagal savo kilogramus, kiek mes iš tikrųjų turėtume išgerti to vandens, nes vienur yra 2 litrai, kitur 1,5, kitur 3 litrai, bet ar tikrai tokio kiekio reikia ir kokio konkrečiai to vandens kiekio mano organizmui reikia, tai skaičiuojam pagal savo kilogramus 30 ml kilogramui. Taip, kad kiekvienas, galim savo tą vandens kiekį žinoti ir jo laikytis, gurkšnoti. Ne visą kiekį išgerti vienu kartu, bet, po truputį visą dienos laiką. Stresą valdyti, tiesa, miego kokybę dar praleidau, tai miegas tikrai yra labai svarbus ir žiūrėti, koks tas, ar aš tikrai nubundu daug kartų, ar nubundu ir negaliu užmigti, ar nubundu anksti, kada einu miegoti, žodžiu, kokia yra ta mano miego rutina. Tai tiesiog reikia stebėti, reikia, į tai kreipti dėmesį. Viskas yra svarbu. Ir stresas, kuris įtakoja daugelį veiksnių, jis taip pat yra be galo svarbus. Gal mažiau tiesiog reikėtų pergyventi ir galvoti apie tai, kas jau įvyko, nes jau praeitis, jau įvyko, jau galbūt nelabai ką ir galim pakeisti. Ir galbūt nelabai spėlioti apie tai, kas bus, nes vis tiek, kas turi įvykti, tas įvyks. Gal tiesiog labiau pasidžiaugti šią dieną, pasidžiaugti dabartimi ir tada gal, negalvoti, kad kažkas nutiks baisaus. Kaip ir sakau, viskas nutinka gyvenime, kas turi nutikti. Gal tiesiog į viską žiūrėti ramiai ir į blogus dalykus, kurie nutinka, taip pat pasistengti pažiūrėti ramiau. Ir tada tas mūsų stresas, jisai bus valdomas. O kai mes, pasimetam, kai mes labai daug savęs eikvojam visokiam apsvarstymam, tai visa tai, aišku, nusipiešia ir ant mūsų veido. Ir negaliu nepaminėti tinkamos veido priežiūros, nes tai yra tikrai vienas iš, dviejų, sakykime, svarbių dalykų, bet pradžioje turbūt vienas iš pirmųjų, nes jeigu mes neturėsim savo rutinos ryte ir vakare, tai tikrai bus labai sunku išlaikyti tą labai gražią veido odą, kad ir prisilaikysim visų iki tol aptartų procesų. Tai ta rutina yra paprasta, tie patys 5 dalykai, tai yra valymas ir ne su vandeniu prausimas, o su pasirinktu prausikliu. Tiesiog galit pasidaryti skaidrės kopiją, nes jau ne kartą esam aptarę mano paskaitose, bet aš vis primenu, dėl to, kad tikrai tai yra svarbu. Reikia tonizuoti veido odą, nes mes nuprausėm ir panaudojom vandenį, vadinasi, reikia atstatyti pH ir tonikas yra labai svarbus. Ir koncentruota priežiūra yra labai svarbi, tai yra serumai ir serumų pasirinkimas rinkoje yra tikrai labai didelis, tai keiskime juos karts nuo karto. Ir paakių zonos priežiūra taip pat yra labai svarbi ir tam yra skirti taip pat tam tikri kremai ir juos reikia naudoti ir mes išvardinom čia, aš išvardinau prieš tai keletą su paakių zona susijusių dalykų, tai dėl to kremai čia gali būti irgi kaip pliusas ir teigiamas kažkoks sprendimas šitų dalykų. Ir aišku, drėkinimas, ryte tai yra kremas su SPF apsauga ir dabar šitam periode tai tikrai ta apsauga turi būti 50 ar 30, tikrai neužtenka 10 ar 15 šiuo periodu, tai yra galbūt žiemos laike, bet dabar tikrai reikia didesnis tos apsaugos. O vakare, žinoma, intensyvus drėkinimas ir kremai su prebiotikais, žodžiu, įvairių irgi rinkoje pasirinkimas didelis, bet kad tai būtų intensyviai drėkinantis kremas. Tai aišku, kad rūpinantis oda mes, neturim, kaip ir sakau, vien tik kosmetiką apsiriboti, bet jeigu mes neturim savo kasdienės ryto ir vakaro rutinos, tai visi kiti dalykai bus tokie, kaip papildymas. Ir tas papildymas, aišku, irgi yra labai svarbu, nes tai, ką įdedam į vidų, tai vėlgi turi didžiulę įtaką
mūsų odai, nes tai mūsų grožis prasideda iš vidaus ir tai yra labai svarbu. Tai dabar mes pagal sezoną turime įpusėjusį pavasarį, vėlyvas pavasaris ir artėjantį vasarą yra toks pereinamasis laikotarpis ir oda tikrai šituo periodu patiria nemažai pokyčių. Po šaltojo periodo sezono ji dažnai būna ir išsausėjusi, jinai būna jautresnė dėl to, kad buvo šaltis, buvo vėjas stipresnis ir mesgi veido neuždengiam, mes jį visą laiką turim atvirą, ar tai yra vėjas, ar tai dulkės, ar tai saulė, jis pirmiausia gauna visą tą dozę visų tų pokyčių. Na ir tas toks staigus didėjimas saulės kiekio ir temperatūros keitimasis pokyčiai, visa tai sukelia vis naujus tokius iššūkius odai. Tai dar jeigu atkreipti dėmesį ir pakonkretinti, kas tai būtų ir ką galbūt su tuo galima daryti. Tai, kaip ir sakiau, saulės tas poveikis, jis tikrai yra didėjantis ir ta ultravioleto spindulių kiekis, jis taip pat yra gan stiprus šituo periodu ir jis skatina ne tik vitamino D gamybą, tačiau tuo pačiu sukelia ir pigmentaciją, pigmentinės dėmės padidina, jis aktyvina odos senėjimą, ir net įvairius pažeidimus gali atsirasti. Dėl to oda, kada jinai yra nuolat atvira, kaip sakau, mes jos neuždengiam, neaprengiam jokiais paltukais, tai jinai pirmiausia į viską reaguoja ir gali atsirasti ir nelygus odos tonas, ir strazdanos, paraudimai. Visi šitie dalykai, apie kuriuos aš jau prieš tai paminėjau, jie gali dėl saulės poveikio atsirasti tikrai. Riebalinių liaukų aktyvumas, nes šylant orams oda pradeda išskirti daugiau sebumo, ir todėl veidas gali greičiau blizgėti, toks užsikimšti poros, dažniau spuogų atsirasti dėl net nelabai paaiškinamų priežasčių, bent jau iš karto iš pirmo žvilgsnio. Ir tai ypač yra aktualu žmonėms, kurie turi mišresnį ar riebesnį savo odą. Su dehidratacija yra irgi šiltas oras labai susietas, nes tiesiog dėl to šilumos oda nuo saulės, nuo vėjo, galų gale nuo prakaitavimo, jinai netenka daugiau drėgmės, ir gali atrodyti tiesiog pavargusi tokia, prarasti savo elastingumą, savo švytėjimą, nors paviršiuje galbūt ir atrodo jinai riebesnė, gali toks įspūdis susidaryti. Alerginės reakcijos, pavasarį tikrai aktyvuoja žiedadulkės, žydi ir medžiai, ir vyšnios, vaismedžiai, vaiskrūmiai jau ir įvairios gėlytės pavasarinės. Tai jautresniems žmonėms žinoma, kad tai gali pasireikšti odos kažkokie paraudimai, niežėti oda gali, paberti gali ir, aišku, čiaudulys ir slogos ir visos kitos alerginės reakcijos su tuo susijusios taip pat gali atsirasti. Ir kraujotaka. Gera žinia yra ta, kad šiltesnis oras jisai gerina kraujotaką, todėl oda, tokia atrodo dažniau gyvesnė, tokia skaistesnė, švytinti labiau. Ir tai tiesiog yra toks, natūralus odos švytėjimas ir jis atsiranda būtent dėl, aktyvesnių organizmo procesų. Ir šiuo laikotarpiu tikrai reikia atkreipti dėmesį į savo odos priežiūros įpročius, nes, kaip ir sakau, sezoniškumas odos priežiūroje yra labai svarbus. Mes turime atsižvelgti į tai, kokį turim savo aplinkoje orą ir prie to pritaikyti savo įpročius, savo priemonės. Ir šiuo periodu reikėtų rinktis labiau lengvesnės tekstūros
priemonės, nepamiršti, kaip ir minėjau, saulės apsaugos faktoriaus kremuose dieniniuose ir jisai turi būti 50 arba 30. Tai nepamažinkit ir jeigu turit tik 10, tai tiesiog ieškokit ir šį vakarą išgirsit, kad yra tikrai puikiausių kremų tam skirtų. Na ir gerti daugiau vandens, aišku, stebėti, kaip oda reaguoja į aplinkos pokyčius. Apskritai nuolatos stebėti. Dažniau pažiūrėkime į veidrodį, kaip atrodom, kaip jaučiamės, kokia mūsų nuotaika ir galbūt atsiradusi kažkokią mažytę dėmelę ar mažą spuogelį, iš karto užbėgsim už akių kažkokiems kitokiems veiksniams, kurie galbūt gali atsirasti dėl tų situacijų, apie kurias šiandien ir kalbam. Sezonų kaita, jinai dar kartą parodo, kad oda yra gyvas ir nuolat besikeičiantis organas. Na ir jis labai jautriai atspindi ne tik mūsų vidinę, bet ir aplinkos visą poveikį. Vidinę būseną, bet ir aplinkos poveikį. Ir norėčiau dar jūsų dėmesį atkreipti į tradicinės kinų medicinos požiūrį ir jos požiūrį būtent į odą ir ypač, aišku, į veidą. Nes pagal tradicinę kinų mediciną mes į veidą galim žiūrėti kaip į vidinių organų žemėlapį. Ir pagal šį požiūrį skirtingos veido zonos yra susijusios su tam tikromis organizmo sistemomis, todėl pakitimai juose gali rodyti kažkokį disbalansą. Tai noriu atkreipti dėmesį į keletą veido vietų, galbūt tokių pagrindinius tokius dalykus paakcentuoti. Kakta yra siejama su virškinimo sistema, ypač su skrandžiu, su žarnynu. Ir bėrimai šioje srityje gali būti aiškinami kaip signalas, kad turit netinkamą mitybą, kad daug vartojat perdirbto maisto, ar tiesiog yra kiti su tuo susiję virškinimo sutrikimai, į ką reikia atkreipti dėmesį ir galbūt, jau kažką imti ir daryti. Tarp antakių yra kepenų zona. Ir čia atsirandantis spuogai ar įtampa dažnai siejama su kepenų energijos stagnacija, kurie tradicinės kinų medicinos kontekste gali būti susijusi su stresu, su emociniu tokiu užspaustumu, ar net su per dideliu alkoholio vartojimu irgi taip pat. Tai dažnai čia ta mūsų ir raukšlė sako apie stresą, ar ne, tokia apie įtampą pastovę. Tai taip, kad jeigu turit veidrodį dabar po ranka, irgi galite tiesiog stebėti ir žiūrėti, kokia situacija yra jūsų veide. Skruostai yra siejami su plaučiais. Paraudimai ar jautrumas gali būti interpretuojami kaip kvėpavimo sistemos disbalansas arba net išoriniai veiksniai, tokie kaip pavyzdžiui užterštas oras ar kažkokios alergijos, kurios kaip tik pavasario laike yra labiau aktualios ir būtent su tuo gali būti susiję. Nosis yra širdies ir kraujotakos sistema. Ir paraudusi nosis kartais yra aiškinama kaip karščio organizme perteklius. O smakras ir žandikaulis yra hormonų ir inkstų sistema. Ir kažkokie pabėrimai šioje zonoje, šioje vietoje dažnai yra siejami su hormoniniais svyravimais ar su reprodukcinė sistema. Ir dar norėčiau kelis tokius esminius tradicinės kinų medicinos principus paminėti, nes labai svarbi yra yin ir yang energijų ta pusiausvyra. Ir oda gali atspindėti, pavyzdžiui, ar organizme vyrauja karštis, nes tada yra daugiau uždegimų, daugiau kažkokių paraudimų, ant veido gali matyti spuogų daugiau. Ir jeigu visa tai ilgiau tęsiasi, tai rodo, kad organizme yra labai daug karščio. Nes turbūt
prisimenat, kad jeigu ir temperatūra sukyla ar net, tai tiesiog išrausta ir veidas ir tai rodo, kad tikrai uždegimo organizme yra labai daug. O šaltis, apie šaltį kalba veido pabliškimas, veido sausumas, tai žodžiu toks negyvybingas veidas, tai rodo, kad yra per maža temperatūra, per daug šalčio. Či gyvybės energijos tėkmė, jinai yra taip pat labai svarbi ir jeigu jinai yra sutrikusi, tai net odoje gali tai pasimatyti ir pasireikšti tam tikromis odos problemomis. Ir jau oda gali būti kaip pirmasis ženklas, kuris sako, kad ta tėkmė tos energijos yra sutrikusi. Sezoniškumas, pavasaris pagal tradicinę kinų mediciną yra siejamas su kepenimis ir atsinaujinimu. Todėl šiuo laikotarpiu dažnai gali pasireikšti odos reakcijos, kurios yra susijusios su valymusi ar tiesiog su energijos judėjimu, nes organizmas pats atlieka valymo darbus, mes tik tai padedam jam. Ir pavasaris yra tas irgi laikotarpis, kada organizmą valom ir organizmas pats tai atlieka. Tai dėl to odoje taip pat galime tokių ženklų pastebėti. Odos priežiūroje, kaip ir visur, yra svarbu išlaikyti balansą ir kritiškai pažiūrėti kaip ir sakau, žiūrint į veidrodį, pažiūrėti kritiškai, bet nedaryti iš to kažkokių didelių išvadų, nes visa tai yra tradicinis, filosofinis toks modelis, kuris padeda plačiau suprasti apskritai mūsų kūno signalus, tačiau jis nepakeičia šiuolaikinės medicinos diagnostikos. Ir jeigu mes matome tuos ženklus odoje ir jie kartojasi ir jie nepraeina ir mes jau tikrai pagal savo veido žemėlapį suprantame, kad kažkas su kažkokiu vidaus organu gali būti problema, tai tam yra įvairios diagnostikos, tam yra įvairios specialistai, tai darykim toliau žingsnius ir nelaukim kol kažkokių dar kitokių ženklų atsiras dar didesnių. Tiesiog niekas nebaudžia už tai, kad mes profilaktiką domimės ir profilaktiškai darom įvairias patikras. Vakarų medicina dažnai analizuoja tokias konkrečias priežastis ir simptomus, o rytų medicina, jinai kviečia matyti visumą. Ir oda šiuo atveju tampa ne tik tokiu estetiniu, bet ir savotišku informaciniu paviršiumi, kuris atspindi, kaip ir minėjau, tiek mūsų gyvenimo būdą, tiek tą mūsų vidinę harmoniją. O kad taip ir būtų mūsų kasdienybėje, mes turime turėti savo tokių teisingų veiksmų programą. Ir kaip ir sakiau, balansas yra visur svarbu, dėl to tai, ką mes kasdien darome, kokius mes turime įpročius, tai turi svarbos ir reikšmės visam mūsų organizmui ir aišku, tai atsispindi mūsų odoje. Jeigu mes kasdien turėsime pakankamai judesio, fizinių pratimų, vaikščiosim, turėsim kažkokių kitų judesio užsiėmimų, tai tikrai mūsų organizmas padėkos. Lavinkim savo protinius gebėjimus, mokykimės įvairių dalykų, yra visokių programėlių dabar, kurios padeda ir užsienio kalbų mokintis ir tiesiog ieškokim savo patinkančios kažkokios veiklos, kuri leistų truputėlį pagalvoti, pasirinkti galbūt atsakymus, ne iš karto būtų taip viskas aišku. Žodžiu, kad mes neužsnūstumėm ties to, ką žinome, o kad ieškotume naujų žinių ir įsisavintume. Pratimai įvairūs, masažai, veidui, pečiams, dėl to, kad tikrai daug sėdim. Ir visam kūnui, žinoma, masažai įvairūs ir pratimai. Žiūrėkim, ką valgom, žiūrėkim, ar išgeriam vandens pakankamai. Sumažinkim cheminių vaistų vartojimą, nes tikrai ir maisto papildų
programos yra tokios, kad jos padeda išspręsti per ilgesnį laiką, bet padeda išspręsti daugelį problemų. Jeigu mes apie jas įsivardinam, jeigu mes ieškom to atsakymo, kreipiamės į specialistus ir tokiu būdu mes susimažinam cheminių vaistų vartojimą. Ir mes tokių tikrai atvejų turim ne vieną ir tai yra tikri faktai. Ieškokim malonių savo veiklų, užsiėmimų, ieškokim bendryščių, bendravimo ten, kur mums yra gera, su tai žmonėmis būkime, kurie mus įkvepia, su kuriais mes augame, tobulėjame. Ir nesustokim vietoj, nesvarbu, kiek yra mums metų, nesvarbu, kokio mes esame išsilavinimo, visi galim pagal save surasti ir veiklų, ir bendruomenių, ir ten pritapti, ir duoti naudos iš to, ką mes sugebam ir ką mokam, ir patys pasimti ir kažko išmokti. Na ir žinoma, kokybiškus maisto papildus pasirinkti, dėl to, kad kokia be būtų mityba subalansuota ir įvairi, mes tiesiog žinome iš šiuolaikinio gyvenimo, kad su maistu mes visko negaunam, vadinasi, tikrai mes turim papildyti maisto papildais, tai mums belieka tik tai teisingai pasirinkti kokybiškai. Tai kokiosgi būtų rekomendacijos, tiems kompanijos rekomendacijos tai temai, kurią šiandien aš gvildenu. Na ir aš parinkau keletą produktų, kurie, manau, būtų patys teisingiausi tokie, nes masažo aparatas, masažistas namuose, tai iš tikrųjų yra tas prietaisas, kuris keletą kartų per savaitę, jeigu ne kasdien, tai gali atlikti veido masažo procedūras ir jos tikrai tos procedūros ir skaistina, ir sumažina raukšlės, ir jaunina mūsų veido odą. Ir tai kainuoja tik vieną kartą, nes mes žinom, kiek kainuoja procedūros pas kosmetologus, o šitą prietaisą įsigijam ir vienu kartu turime visam laikui procedūras namuose. Ką rekomenduočiau į vidų, tai būtų spirulina, nes dabar yra pavasaris ir po žiemos organizmas tikrai yra šiek tiek praradęs savo vitaminus, nes ir su maistu jų negavo visiškai, ar ne, ir vadinasi, papildyti vitaminais ir įvairiais mineralais tikrai dabar reikėtų, o spirulina kaip tik yra tas produktas, kuriame yra visa beveik Mendelėjevo lentelė. Ir beje, spiruliną mes galim naudoti išoriškai, darydamos veido kaukės, ir mūsų veido oda bus palepinta ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės. O rytais išgėrus su pirmą stikline karšto vandens porą kapsulių spirulinos, tai dar jinai ir pašalins toksinus iš mūsų organizmo. Tai žodžiu, atlieka labai daug vaidmenų ir tikrai yra tas produktas, kuris, manau, dabar būtų visai aktualus. Cinką rekomenduoju dėl to, kad tai yra mūsų plaukų, odos, nagų stiprinimo maisto papildas. Ir prasidedančios alergijos, cinkas taip pat bus tas produktas, kuris padės šiek tiek sumažinti ir kažkaip tai prigesinti tas alerginės reakcijas. Cinkas taip pat gali būti ir su spirulina kaip kaukė naudojamas, taigi visaip kaip jūs turėsit galimybę panaudoti. Ir negaliu nepaminėti mūsų netokio jau, netaip seniai mūsų rinkoje esančio drėkinamojo purškiamo serumo, kurį, kaip ir minėjau, iš 5 šitų veido priežiūros rutinų vienas iš jų yra serumas ir jūs šitą serumą galite naudoti ryte ir vakare po tonizavimo. Ir taip pat jūs jį galite turėti savo rankinėje ir keletą kartų į dieną ir ant makiažo, ir jeigu esat lauke, jeigu esat kambary, visur, kur jisai tinkamas yra naudoti, papurkšti tiesiog truputėlį sujudinus, nes čia yra net 5 aliejai, vitamino E ir visa gausa kitokių mineralų ir vitaminų, ir tiesiog, drėkina mūsų odą, atgaivina,
ir skaistina. Tai tiesiog yra priemonė, kuri, nu, sakyčiau, šiuo metu tikrai yra labai svarbi. Ir dar noriu atkreipti dėmesį į vieną produktą, tai yra į drėkinamąjį kremą, kaip ir minėjau, su 50 SPF apsauga, tai yra kaip tik tas kremas, kuris dabar yra pats svarbiausias. Na ir kodėl aš dar pasirinkau šituos produktus? Todėl, kad kompanija tiesiog dar padeda mum ir šis gegužės mėnuo yra būtent ypatingas tom, kad, na, turim tikrai nemažai ir tokių labai puikių akcijų, kuriomis tikrai verta pasinaudoti. Aš prie produktų nerašiau kainų dėl to, kad tie, kurie esate visiškai nauji žmonės ir dabar esat prisijungę ar klausysit įrašą, tai tiesiog jums reikia pasikreipti į tą žmogų, kuris jūs yra pakvietęs ir kuris yra įrašą jums atsiuntęs galbūt. Na, o tie, kurie esate registruoti ir turite savo ID kortelę, tai jūs savo kainą sužinosite nuėję į savo všarę programėlę. Taigi šitas rinkinys yra spirulina kartu su magniu, nes magnis taip pat, ypač vaikščiojantiems, sportuojantiems, ir B grupės vitaminų čia taip pat yra ir vitamino C, taigi, kaip ir sakau, mineralus tikrai papildysit, na ir su 20% nuolaida rinkinys tikrai yra su labai gera kaina. Ir minėtas mano veido kremas drėkinantis su SPF 50 apsauga taip pat yra labai su gera kaina, nes jam dar 20% prisitaiko ir taip jis nėra labai brangus. Tai žodžiu tikrai yra puikus pirkinys šiam laikotarpį. Na ir dar vienas rinkinys, kurio tikrai negaliu nepasidžiaugti ir nepaminėti, ir jie visi čia yra tokie svarbus. Jau vienas mano paminėtas drėkinamas serumas. Toliau šitam rinkinyje yra eterinis aliejus, kuris, na, ir kvėpavimui, ir miegui, jeigu ant pagalvės užlašinsit. Ir tiesiog kvėpuoti, kiekvieną dieną lašiuką į delną ir kvėpuoti. Ir taip pat alerginiam visom būsenom sumažinti. Tai tiesiog yra vėlgi kišeniai nuolat nešiojamas produktas, kuris tikrai, na, gali labai daugam pagelbėti. Ir dar šitam rinkinyje yra Silvario gelis. Tai yra gelis, kuris yra naudojamas su Silvario aparatu prieš, kad, na, kadangi prietaisas negali būti naudojamas sausas, tai mes turim būtinai patepti losjonu ar kremu, bet čia yra specialus gelis, kuris yra prisotintas įvairių maistingų medžiagų ir jisai, jeigu jūs to aparato ir neturite čia minutę, jūs tiesiog tą gelį galite naudoti vietoj kaukės, palaikyti 10 minučių, 15 minučių, na ir po to nuplauti ir pasitepti jau drėkinamojų kremų. Taigi visaip kaip galite išnaudoti. Žinot, man labai sunku yra iš tų 3 rinkinių pasakyti, kuris yra pats svarbiausias. Aš manau, kad visi tie 3 rinkiniai turėtų atsirasti jūsų krepšelėje, nes tikrai jie visi turi savo, nu, savo būtinybę būti šiuo periodu ant mūsų tiesiog kosmetinio stalo. Ir noriu rytoj susimatyti su jumis Klaipėdoje. Jeigu tie, kurie esate toli nuo Klaipėdos, tai paimkite telefoną ir pažiūrėkit, ką iš savo pažįstamų, iš savo draugų turite gyvenančius Klaipėdoje. Pakvieskite, tai tikrai nuostabus atvirų durų vakaras su puikia gydytoja psichiatrė Veronika Žalimenė, kuri kalbės apie tai, kaip tiesiog natūraliai suvaldyti tą įtampą, kurios mes tikrai šiandien turime savo aplinkoje daug. Mus veikia tie tokie elementarūs dalykai, kasdieniai dalykai, mus kažkaip tai mes su jais nesusitvarkom, ne, bet mes taip pat mus veikia ir išoriniai, tie iš kitų šalių, iš pasaulio ateinantis dalykai, per žinias ateinantis dalykai ir mes tiesiog, na, kažkaip su tuo turim gyventi. Tai taip pat mes kalbėsim ir apie 5 elementų sistemą ir bus degustacija produktų, bus demonstruojami produktai ir taip pat jūs turėsit galimybę turėti fotosesiją su kinų rūbais, kurie bus taip pat atvežti.
Tai tiesiog, būtina yra paieškoti pažįstamų, paieškoti savo giminių, draugų, galbūt kažkokių klasiokų, kurie gyvena Klaipėdoje ir yra proga dabar pasakyti jiems labas, klausyk, rytoj vakare nuostabus renginys, gražiame, pačiame gražiausiame viešbutyje, Viktorijos viešbutyje. Tai tiesiog kvieskit ir 17:30 susimatykim ir su jumis, jeigu tik yra galimybė, ir su jūsų draugais ir pažįstamais. Na, o šį vakarą aš dėkoju jums visiems už laiką, dėkoju už tai, kad tikiuosi kažką išgirdote naujesnio. Tiesiog noriu palinkėti, kad mes rastume viskam laiko, nes geros emocijos ir visi bendravimai, kuriuos mes turime, visa tai atsispindi mūsų veide. Ir visa tai ant mūsų, su mumis visur vaikšto. Tai tegul ant to mūsų veido matosi daugiau gražių dalykų, daugiau emocijų, pozityvo, optimizmo, kad viso to būtų kuo daugiau. Tai dėkoju šį vakarą buvusiem, reikia pažiūrėti, kiek čia mes turėjom svečių šį vakarą ir dar pažiūrėsiu, ar yra kokių klausimų, ar tiesiog, bet turbūt aš pakankamai viską pasakiau, kad klausimų kaip ir nėra. Tai ačiū visiems už dalyvavimą, susitikime kitą pirmadienį, šitoj pačioj vietoj, šito pačiu laiku, jau su kita lektore. Iki.